Aleliuja, dėkojam tau, tėve. Dėkojam tau, tėve, už tavo sūnų Jėzų Kristų. Dėkojam už tavo meilę, parodytą mum iki galo. Dėkojam, kad šitą rytmetį galim stovėti tavo akivaizdo, Dieve. Palenkti savo širdis, pavestis, pašvesti savo gyvenimus ir atiduoti tau vienam visą gyrių, šlovę ir garbę. Dangiškas tėve, Jėzaus Kristaus vardu, mes atveriam širdžių gelmes tavo žodžiui. Mes meldžiam, kalbėk mus, mokyk, vesk. Ir tebūnė mūsų širdys atviros priimti, kada tu kalbi, Dieve. Kada tavo žodis gyvas, paveikus, priartėja prie mūsų ausų, paliečia mūsų protus, paliečia mūsų emocijas, Dieve. Padėk mums nurimti tavo akivaizdoj, atsiverti širdžių gelmėse, priimti tavo žodį ir įsitvirtinti tame, ką tu kalbi. Todėl šiandien aš prašau, Tėve, Jėzaus vardu, te ateina tavo karalystė ir te būna tavo valia, kaip dangui, taip ir žemėje. Mes atveriam širdžių gelmes, karalių, karalių ir viešpačių, viešpačių. Mes lenkiamės prieš tavo didybę. Mes mylim tave, viešpatie, nes tu pirmas mus pamilai. Mes laukiam tavęs, viešpatie. Laukiam tavęs sugrįžtančių. Ir padėk mums, viešpatie, išstovėti, išlaukti, ištverti. Todėl prašau, Tėve, Jėzaus vardu, laimink savo bažnyčią, laimink savo žmonės. To mes prašom, Tėve, viešpaties Jėzaus vardu. Ačiū šlovintojam. Ačiū Dievui už jo malonę. Geras yra viešpats. Amen. Tikrai ačiū Dievui už tai, ką jis daro kiekvieną dieną. Ir vakar teko ir man pabūt kartu su jaunimu. Ir tikrai galiu pasidžiaugti mūsų jaunimu, kurie tikrai darbavosi. Ir, žinot, galiu pasakyti, mes dažnai sakom, daug jaunimo, tikrai jo nemažai, bet kada reikia darbuotis, netiek jo daug. Ir kai kurie šypsosi, tikrai ačiū. Tvarkdariai šiandien, sako, nuostabiai sako, viskas sutvarkyta, sudėliota. Ir aš suprantu, kad nėra taip paprasta ir lengva, kada tikrai reikia padaryti daug darbo, labai daug svečių buvo, daug žmonių atvykę iš labai įvairių bažnyčių, galiu pasakyti. Ir tai Dievas duoda mums visada išminties priimti tuos žmonės tokie, kokie jie yra. O viešpats jisai daro savo nuostabius darbus. Ir tikrai Dievo žodis įdėjo ir aš šiandien, žinot, vis tiek metai jie daro savo, tam tikri supratimai, galbūt patirtis arba įsivaizdavimai, kaip viskas turi atrodyti, tarnavimai, kaip jie turime kiekvieną savo vertinimus ir tai yra gerai, mes esam žmonės ir aš asmeniškai tikrai pasidžiaugiau tai, ką Dievas, darė daugeliu jaunų žmonių širdyse, šiandien jau nesu vienu kalbėjau. Ir taip aš iš jų užklausiau, sakau, yra viena, kaip kartais mum atrodo, tie, kurie jau pratarnavę virš 20 metų. Ir mes galvojam, čia labai gerai, bet sakau, šitie tarnavimai ne dėl mūsų, ne dėl viskupų, kaip aš kartais sakau, pastorių, bet dėl tų, kurie ateina ir susirenka. Ir iš tikrųjų norisi, kad ne tik tai tas, kuris kalba, jis įsivaizduotų, kad gerai pakalbėjo, bet tas, kuris klauso, kažkas paimtų ir išgirstų. Išgirstų, ką Dievas kalba. Ir aš tikiu, vakar viešpats kalbėjau ir turiu šiokią tokią viltį, kad šiandien jis irgi kalbės į mūsų širdis. Ačiū šlovintajam, tikrai gera kartu šlovinti viešpatį, stovėti jo akivaizdu. Ir ruošiausia tai yra laikas, kada mes atveriam savo širdžių gelmes. Ir buvo giesmės tokie žodžiai, iš per amžius giedosiu tau. Giedojot? Klausimas. Ar tikrai per amžius giedosiu jam? Žinot, tai prasideda šiandien. Šiandien sekmadienis, rytas, muzikantai atitinkamo lygio, balsai gražūs, žmonės gieda, galima pasijungti kartu. Bet rytoj bus pirmadienis. Ir amžinybė prasideda čia šiandien mūsų širdyse. Jeigu jie atveria ir sakai, Jėzau, ateik į mano gyvenimą.
Jau rytoj tu užduok savo klausimą, kokią giesmę tu rytoj giedosi? Kas skambės tavo gyvenime? Kokia giesmė, kokie žodžiai, kokios mintys, kokia melodija, kokia dvasia bus tame? Kokia nuotaika ir nuostata? Ir žinot, ne visada būna paprasta ir lengva. Aš labai dažnai sekmadienį, taip, žinot, žiūriu, mano rankos pakilę į viršų ir jos lengvai taip stovi, taip galvoju, Viešpatie Dieve, sakau, kažkaip, matyt, tu pastatei angelą dar prie viso to, pakeli mano širdį, dar ir rankas tu mano iškeli, žinai, jos taip lengvai, kaip pūkelį kabo ir galvoju, net nuleis nereikia. Net pačiam taip įdomu pasidaro kartais. Ir aš suprantu, kažkas tiesiasi, veržiasi link Viešpaties, širdis, žodžiai, ta melodija, kuri skamba, ta nuotaika, kuri pakyla ir netgi tos rankos, tas kūnas, kuris tikrai liks žemėje. Aš žinau, kad šitas kūnas, manau, jisai pasiliks, dulkės nueis. Gal kažkas užžiūrės akmenuką, jeigu Viešpats leis toj vietoj, kuris bus padėtas. Viskam savo laikas. Bet ir šiandien ir jisai, kada Viešpats paido, koks galingas Dievas. Jisai mus pakreipia mūsų širdį, jis mums duoda tą tokią distanciją, duoda kryptį, verštis ten, kur mes sutiksim jį, kur jį matysim. Bet šiandien klausimas, to giesmė man suskambėjo. Sako, paklausk. Giesmė skambėjo ir kai kurie giedojo. Ar tu pasišvenčiai tai Viešpačiai? Ar tu paprašai, kad jis tikrai būtų tavo viešpats? Tavo viešpats. Ne šalia esančio, bet tavo. Atiduok savo gyvenimą jo rankas. Pavesk. Ir kaip šiandien mes girdėjom, kažkas metė iššūkį, šiandien aš ne iš pirmo girdžiu. Sako, kažko trūko, buvo kažkaip, tai kažko man trūko. Sako, ir pasimelzdavo, tai taip. O sako, dabar supratau, sako, skaitysiu, skirsiu tą laiką, kiekvieną dieną skaitysiu. Ir aš galvoju, tarp tų jaunų žmonių, kurių buvo čia apie 180 kažkur, tai aš daugiau ko gero praėjau per tą dieną. Aš galvoju, jeigu nors dalis iš jų kažkas tai darys žingsnius, tai ką Dievas įdėjo, mes matysim didelės permainas daugelio žmonių gyvenime. Aš sakiau, Dieve, ir aš noriu tų permainų. Ir man jų reikia dar. Aš nemanau, kad aš sustojau. Ir rašto vieta, kurią aš norėčiau pradėti, ir tikiuosi Viešpats padės man šiandien ateiti iki galo, pasidalinant tai, ką aš turiu širdį šiandien. Ir tai yra antras laiškas Timotiejui, 4 skyrius, 7-8 eilutės. Apaštalas Paulius, jisai rašo žinią laišką Timotiejui. Jis jį vadino sūnumi tikėjime, jis kartu su juo tarnavo. Ir aš suprantu, kad jis buvo tas, kuris norėjo perduoti tai, kas geriausia, kaip kiekvienas tėvas savo sūnui. Ir iš tikrųjų, jisai dalinasi jau savo tarnavimo ir gyvenimo pabaigoje. Aš, sako, kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingas teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą. Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Tai gana drąsus liudijimas arba išpažinimas. Kalbant apie save. Ir šiandien tai būna iššūkis tau ir man. Žinot, kiekvienas mes pašaukti prabėgti savo distanciją. Ir tai, kaip dažnai aš kartoju, yra gyvenimas, kuris tau duotas. Tavo gyvenimo distancija nuo pradžios iki pabaigos. Ir šiandien tu gali turėti savo širdį sprendimą. Užbraukti liniją ir stoti Viešpaties akivaizdu ir pasakyti Viešpatie Dieve. Galbūt aš šiandien ateinu pas tave, pavedu savo gyvenimą. Ir tebūnė tai ta starto linija. Ir aš bėgsiu iki galo. O tu man padėk. Nes tu vienas gali man padėti, prabėgti iki galo garbingai. Ir taip kaip apaštalas Paulius labai drąsiai
Kad aš skaitau šitas eilutės, aš užduodu savo klausimus. Ar aš šiandien galėčiau pasakyti, kurioje vietoj tos distancijos aš randuosi? Kiek man dar jos liko? Ir kokia atkarpa praeita ir kaip jinai praeita. Ir Paulius drąsiai sako, kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą ir išlaikiau tikėjimą. Aš noriu palinkėti kiekvienam, kuris šiandien šitoje vietoje, kad ateis diena tavo gyvenime. Ir jinai ateis, kad tu taip pat būtum, kaip apaštalas Paulius, kuris drąsiai gali pasakyti, ir jis ne tik pasakė, bet jis užrašė Timotiejui laišką. Laišką, kurį mes skaitome, kuris yra dalis Naujojo testamento. Tai yra Dievo žodis. Ir tai yra pats tobuliausias pavyzdys, mus pasiekiantis iš tų laikų, iš konkretaus, gyvo žmogaus gyvenimo. Iš gyvo pavyzdžio, iš gyvo liudijimo, kuris ėjo ir praėjo. Ir jis rašo tam, kuris buvo su juo kartu, Timotiejui. Ir žinot, tai yra jo išpažinimas, įvertinant savo tikėjimo kelionę. Žinot, mes gyvenam Lietuvoje. Ir Lietuva turi daug nuostabių dalykų. Aš nežinau ten kaip kitur, kur lietuviai šiandien pasklidę po visą pasaulį, kaip jie ten gyvena, kaip jie ten mąsto. Nes skirtingos kultūros, bet lietuviška tokia kultūra, sako, kada pakalbė tam tikrus dalykus, ypač apie gyvenimo pabaigą arba tai, kas už tos ribos, kada jau mes pabaigėm kelionę. Nu, sako, kai nueisim ir pasižiūrėsim. Kas čia žino? Nieks nieko nežino. Sutinku religingus žmonės, kurie meldžiasi galbūt ne vieną kartą per dieną, eina į bažnyčią po kelis kartus, stengiasi skrupulingai atlikti apeigas, bet kada priartėja prie tokio momento, apie kurį kalba Paulius, sako, manęs, sako, laukia teisumo vainikas, kuris aną dieną man duos viešpats. Gyvas tikėjimas, sutiksiu viešpatį. Ir jūs atkreipkite dėmesį, sako, viešpats, man duos viešpats, teisingas teisėjas, jis žinojo, su kuo turi reikalą. Ne tik viešpačiu, maloningų, gailestingų, numirusių ant kryžiaus, paėmusių mūsų visas nuodėmes, bet ta, kuris yra teisingas teisėjas, kuris tinkamai įvertins tavo gyvenimą, kuris žino, kokias kovas tu kovoji ir klausimai šiandien bus užduoti. Aš buvau užsirašęs šitos klausimus tik iš viešpaties malonės, kažkur tai, nežinau, gal prieš mėnesį laiko, tiksliai datos neužsirašiau, bet nepasitikslinau, bet aš turiu tokius užrašus, kartais pasirašau pas save, naudoju iPadą. Ir, žinot, užsirašiau šitą rašto vietą ir užsirašiau tokias mintis, kur tu esi šiandien, distancija, kurią tau reikia prabėgti. Ar kovoji, ar bėgi, ar laikai įsitikėjimo. Tai yra kaip klausimai, kurie suskambo mano širdystė. Kaip iš tikrųjų tu tavimi šiandien? Ar tu turi tą aišku tikslą judėti ten, pamilęs jo pasirodymą, jo lauki susitikimo? Ar kažkas kito tavo gyvenime, kokia kryptis, į kurią pusę šiandien tu bėgi? Kuo užsipildžius tavo širdis ir žinot, kad aš tai buvau susirašęs šitą rašto vietą gana neužilgo. Atėjo tokia žinia, vienas iš tokių tarnautojų, kuris, turėjo įtakos mano gyvenime tiesiogiai ir netiesiogiai, Steve Hillas, išėjau namo, sausį jam suėjo 60 metų, kovo mėnesį jisai pabaigė savo kelionę. Ir tai buvo laikas gana senas, aš atsimenu mano gyvenime, kada aš turėjau tokius svajonės, troškimus ir vienas iš tokių svajonių buvo tada 90 kažkurie tai metai, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, pabaiga 90 metų, 2000 pradžia gal kažkur dar nebuvo. Aš turėjau troškimą, aš Dievą, aš sakiau, viešpatie, aš noriu kažkaip pamatyti tam tikrus tarnautojus ir aš norėjau pamatyti Benihiną ir atsimenu, neužilgo praėjo kiek tai laiko, viešpats tada kažkokiu ypatingu būdu man suorganizavo kelionę į Vokietiją ir aš buvau vienam iš tokių tarnavimų ir viešpats darė tam tikrus dalykus, kalbėjo mano gyvenimą. Viena iš svajonių buvo tarp tų visų tų tokių tuo metu, tuo laiku, tai man buvo svajonės ir kai kurie dalykai, aš norėjau, sakau, Dieve, susiliesti su prabudimu, kuris vyko Pensacoloj tuo metu ir sakau, viešpatie, aš norėčiau prisiliesti prie tų dalykų, tai kas, nes 95-ais Dievas panaudojo Steve Hillą ir tai buvo Amerikoje tėvo diena švenčiama, vienas pastorius Kilpatrick
jis pasikvietė, tai Sekmininkų bažnyčia pasikvietė jį pamokslauti ir tą dieną pamokslo metu dangus prasivėrė, užeisys pakilo iš dangaus ir sako, kažkas kaip kažkokia jūra išnukštimas atėjo ant visos salės, žmonės šaukėsi Dievo, visi bėgo į priekį. Ir tai yra pripažinta vienas ilgiausia trukusių prabudimų vykusių Amerikos ypatingai ženklais, ypatingai stebuklais. Apie 1 milijoną žmonių iš 150 tautų buvo paliesti to prabudimu. Bet aš tai manau, kad ko gero ir daugiau tautų, ir daugiau žmonių buvo paliesti. Nes aš buvau vienas, kuris internete įsijungdavau, paklausydavau. Ir sakiau, Dieve, aš to noriu. Ir atsimenu, visai neužilgo, viešpats rado būdą. Aš vėl nuvykau, mane pasikvietė į Vokietiją, buvo labai didelė pastorių konferencija, virš 300 tik pastorių buvo, labai didelė graži salė. Ir tas brolis vienas iš to prabudimo, kitas buvo ne šis, jisai pamokslavo, kalbėjo apie ugnį ir tada aš atsimenu, mes pergenom didelę ugnį, kuri degino visą tamsą pirmiausia mūsų širdį. Bet aš atsimenu, kaip šiandien stovėjau tam susirinkime, Mike Brown tada pamokslavo, jisai buvo iš to prabudimo taip pat vienas iš tarnautojų. Sako, ar tu nori ugnies? Sakau, aš noriu ugnies. Sako, jūs nejuokaukite, sako, ugnis, sako, tai ne jūsų dujinė, kur jūs ten reguliuojat, sako, daugiau, mažiau, sako, arba tinuką dedat, kiaušinienę kepa, daugiau, mažiau. Sako, tai ugnis, kada kaip gaisras, kada miški ir sako, tu jau nieko negali padaryti. Sako, viešpatie, aš pasirašau visko, man to reikia. Ir aišku, tai atėjo mūsų gyvenimus. Bet buvo daug tamsos, daug dalykų, nesutarimų. Bet viešpas pradėjo kažką daryti mūsų širdys ir po to, kiek metų praėjus, buvau Taline. Ir nuo evangelizacijų išgirdau, tada atsimenu, kad kažkas pasakė, sako, žinai, sako, Dievas ten susidaro nuostabius dalykus, dideliai saliai susirenka. Tuo metu pas mus. Jokių didelių salių nebuvo, didelių konferencijų, tuo metu viskas štilius bažnyčiose buvo. Vienur kitur atgalaudavo tik žmonės. Ir aš galvojau, nuvažiuoju aš į tą Taliną, pasižiūrėjus ir kaip tik Steve Hillas tarnavo, mes buvom tarnavime. Ir aš mačiau minę estų, kurie dauguma buvo tokie labai racionalūs ir dauguma, kuriem jokio Dievo nereikia, Dievas ant gamtinių būdų daugelį iš jų palėtė. Jie atgailavo, šaukėsi viešpaties. Teko susitikti tada su Steve Hillu, mes galvom, planavom jį pakviesti. Bet planai buvo sako, galbūt per maži, mes buvom tuo metu Lietuvoje, tikėjimo neturėjom daryti kažkokius evangelizacinius susirinkimus. Bet aš tikiu, Dievas tinkamų laikų, tinkamus dalykus daro. Ir va tai šitas brolis, jisai išėjo namo, sirgo vėžiu. Paskutinius 2 metai jo tarnavimas pristojo, dar praeitais metais jisai turėjo vieną tarnavimą, bet tai buvo skausme, nesitarė su kūnu. Ir žinot, atsakymai yra pas Dievą. Ir aš atsidariau jo puslapį ir tame puslapyje jau buvo kiti užrašę šitas eilutes, kurias apaštalas Paulius kalbėjo apie savo gyvenimą. Sako, aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą. Ir stovėjau Steve Hillo nuotrauką. Trumpai parašyta, kada gimė, kiek metų tarnavo ir kada išėjo namo. Iš tą rašto vietą. Ir aš tada žiūrėdamas iš tą rašto vietą, aš pagalvojau, viešpatie, tu prakalbėjai mano širdį. Tarsi pamokslą įdėjai. Apaštalas Paulius taip drąsiai kalbėjo apie savo gyvenimą. Jisai drąsiai rašė. Ir jisai žinojo, kad jis kovojo gerą kovą. Jisai žinojo, kad jis baigė bėgimą ir jis žinojo, kad išlaikė tikėjimą. Šiandien, broliai ir sesė, svarbu, kad tu turėtum taip pat širdį kaip apaštalas Paulius, kad tu kovoji gerą kovą, kad tu bėgi teisingai ir kad tu esi tas, kuris pasiruošęs išlaikyti tikėjimą. Nesvarbu, kas bus tavo gyvenime. Išlaikyti iki galo, nenusivilti viešpačiu, nesukilti prieš jį, pasitikėti. Galbūt stovėti vienam dideliam kantrume, bet pasitikėti tuo, kuris į gyvas, pajėgus. Žinot, galbūt užrašys kiti žmonės apie tave, kada tu išeisi. Galbūt ant tavo antkapio bus užrašyta. Jisai kovojo gerą kovą. Žinot, yra tokių gerų rašto vietų, kurias kartais palieka tarnautojų. Gyvenime kaip antspaudą ir net daugelis po daugelio metų gali pasakyti. Bet aš šiandien noriu pasakyti tau, labai svarbu tai, kad tu turi pats savo širdį. Taip, viešpats įvertins. Kaip aš jau minėjau, lietuviai sako, nueisim, pasižiūrėsim, įsiaiškysim. Taip, jisai yra teisėjas, jis įvertys. Ir tame yra dalis tiesos. Bet tu turi turėti širdyje aiškumą, kas šiandien vyksta tavo gyvenime. Ir klausimas tau, kas vyksta. Ar kovoji, ar bėgi, ar tiki. Ir aš noriu paraginti kiekvieną. Kovok.
bėk ir sulauk vainiko savo gyvenime iš jo rankos. Ir žinot, kokias kovas kovoji? Tam pačiam Timotiejui, aš skaičiau iš 2 skyriaus, iš 2 laiško, 1 laiške, Timotiejui, 1 skyrius 18-19 eilutė. Šį įsakymą perduodu tau. Sūnau Timotiejau, pagal ankstesnės pranašystės apie tave, kad jomis remdamasis kovotum gerą kovą, turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę, jos atsižadėjus kai kurių tikėjimų laivas sudužo. Ir taip mes matome 2 laiškus, 1 ir 2. Abudu laiškai adresuoti Timotiejui, sūnui tikėjime, rašo apaštalas Paulius. Ir 2 laiške jisai duoda liudijimą apie tai, kad jis kovojo gerą kovą. Kad jis padarė visą tinkamai, baigė bėgimą ir išlaikė tikėjimą. O 1 laiške jisai rašo tuos dalykus ir jisai nori perduoti tai. Jisai turi troškimą, kad ir Timotiejus vieną dieną galėtų drąsiai pasakyti. Lygiai taip pat kaip ir tu. Nes sako, kiekvienas, kuris pamilo jo pasirodymą, turėtų drąsų išpažinimą, kad iš tikrųjų kovojau gerą kovą. Ir šiandien klausimas, kokias kovas kovoji tu? Ir ko tikiesi iš tos kovos? Ar ta kova verta teisumo vainiko, ar už to stovi ambicijos, nuoskaudos? Vainikas iš žmonių. Ar tai vienintelis iš viešpaties rankos vainikas? Žinot, gali palies šitą vietą pas save. Kiek galvų turi? Kiek pas tave jų yra? Pačiupinėkit kai kurie. Ne visiems sakau, čia nebūtinai, čia ne ritualas, čia ne kažkokia apėgus, bet aš žinot, pasičiupinėjau. Aš turiu vieną galvą. Ir turiu gerą žinią, ant vienos galvos telpa vienas vainikas. Aš neturiu 5-6 galvų skirtingiem vainikam. Vieną dieną aš stosiu jo akivaizdoje. Ir aš labai gerai atsimenu, prieš 24 metus. Aš meldžiausi. Mūsų susirinkimas buvo namuose. Tuo metu mums atrodė jis labai didelis, nes buvo pilnas kambarys, gal ko gero, gal dar ne pilnas tuo metu. Bet tai buvo pati pradžia, aš buvau labai tik įtikėjęs. Aš taip dabar šiandien užduodu klausimą, ar aš jau buvau nuo tos starto linijos pakėlęs ir žengęs kokį nors žingsniuką, ar ne. Aš įsivaizdavau, kad aš jau lekiu. Bet ko gero, galbūt jau buvau peržengęs tą starto liniją. Žinot, kartais mums atrodo viskas greičiau, bet sąžiningai pasakius, kartais mes sukamės vietoj labai. Ir tai tas laikas buvo, žinot, susirinkimo metu, ir jau buvo ne pirmas susirinkimas, man buvo galvos skausmas, didelis galvos skausmas. Žinot, va taip kaip lankas uždėtas ir veržia. Nežinau, gal kas ir patyrė tokį skausmą, atrodo, kad lankas uždėtas ir tau veržia tą galvą. Ir aš šaukiausi viešpaties savo Dievo, kaip tuo metu supratau. Man galva labai skaudėjo ir toks kaip vieno susirinkimo metu sėdėjau ant taburetės, aš atsimenu tą momentą. Meldžiausi ir sakiau, viešpatie Dieve, padėk, galva skauda, kažką tarnauti reikia. Pati susirinkimo pradžia, mes visi tik įtikėję buvo. Ir aš tuo metu labai aiškiai pajutau, kad mano galva, taip kažkaip aš visas lenkiuosi žemyn su tą taburetę ir kažkas mane veda ant kelių ir iki žemės nusilenkti. Ir aš taip meldžiuosi, Dieve, man tą galvą baisiai skauda, galvoju, tas skausmas mane čia taip jau lanksto. Ir aš vis taip vėl meldžiuosi, atsitiesiu, vėl meldžiuosi, vėl tą galvą. Ir tarsi širdį pradėjo skambėti, aiškumas, nusižemink, sako. Paprasčiausiai paimk ir nusižemink, palik bet ką, kas ant tos galvos prisidėjęs. Ir aš pradėjau suvokti, kad aš kaip vainiką kažkokį turiu, kaip karūną turiu. Ir kad ta karūna metalinė ir jinai man jau baigia užveršti galvą. Ir kad tai veržės ir tas jau skausmas mušas. Ir kad ta karūna ant mano galvos ir kad kaip nusilenkti prieš karalių ir numesti tą savo karūną. Ir žinot, praėjo daugel metų, aš prisimenu tą istoriją. Ir aš galiu pasakyti. Nežinau, kelintą kartą aš nusilenkiau ir aš jau taip jau buvau tikrai prie žemės, jau nusilenkęs, aš jau ant kelių ar ne. Ir taip jau lankščiausi kaip koks religinis, nežinau, ar musulmonas, ar kas tuo metu. Aš iš vis buvau kito netikintis žmogus ir man ant kelių atsiklaupti, pavyzdžiui, ir kažkaip tai pasilankstyti, tai, iki tos dienos mano gyvenime nebuvo tokių dalykų, bet kažkas vyko, tokia nežinoma ranka, nematoma ranka kažkokia. Paimdavo mane taip kaip, lenki, sako.
Aš taip atsitiesiu, Viešpatie Dieve, labai galvas skauda veržia. Lenki, žinai, kažkas tai tokio. Ir aš visą savo esybę jutau, kad aš kažkaip nenatūraliai lankstausi, bet ir su kiekvienu nusilenkimu galvos skausmas traukėsi. Vėl aš meldžiuosi ir jau galvoju, dar reiktų pasilankstyti, kad iki galo praeitų tas jau skausmas. Ir skausmas pasitraukė. Bet pradėjau suprasti ir suvokti, kad Viešpas pradėjo darbą mano širdį. Ir jisai paruošęs vainiką šitai vietai. Ir kad kažkas turi būti patraukta nuo mano supratimų, įsivaizdavimų, tos karūnos, su kuriomis mes taip dažnai ateinam į savo gyvenimo kelyje viens prie kito pas Viešpatį, į bažnyčią, į tarnavimą, su tam tikrais įsivaizdavimais. Ir žinot, Viešpats sako, reikia išvalyti šitą vietą. Ir ateis diena, sako, jinai bus paruošta, nes yra viena galva ir viena karūna iš jos rankos, apie kurią kalba, apie tą vainiką kalba, kurį Viešpats paruošė tiem, kurie pamilo jo pasirodymą. Ir aš galiu būti sąžiningas šiandien su jumis. Karts nuo karto aš ten kažką užsidedu matyti. Ir aišku, jau nereikia Viešpačiui tokio skausmo kažkokio ar ką nors ką, jis randa būdą paliesti širdį. Atveda į situacijas, kuriuose tu kartais būni sudrebinamas, patikrintas. Ir tarsi skamba klausimas, ar pasitikėsi manimi? Ar seksi manimi iki galo? Ar tęsi distanciją, kuri tau šiandien galbūt jau atrodo per sunki? Ir aš kartais pats užduodau klausimą, Dieve, o kodėl aš tai turiu daryti? Aš vakar taip uždaviau savo klausimą. O kodėl Ramūnas turi tenai lakstyti tualetę, prižiūrėti maistą? Jis toks lengvai pabalęs vakar buvo, aš jau vienu metu pasižiūrėjau, žinot. Galvoju, šiandien įdomiai, taip ryte, sako, Rūta skambino, sakė, ten sausainių yra, galit, sako, liko po konferencijos. Nu, tai sakau, skambino tikriausiai, aš iš karto galiu pasakyti sąžiningai, galvoju, nebus Rūtos, nesako, ne už poreikius meldžiasi. Sakau. Ir žinot, Viešpats suteikia jėgų. Ateina šventoji dvasia, suteikia jėgų. Tai yra tavo distancija, tau reikia prabėgti. Tavo iššūkiai. Ir žinot, aš apsidairiau, galvoju, o kur kiti, sakau. Aš įsivaizdavau, kad ten bus labai daug jaunimo, kurie visi bėgios, lakstys, darnaus, darys, supranti, taip, aš tokį jau įsivaizdavimą taip turėjau. Ir aš ant pirštų suskaičiavau, kurie čia vakar lakstė, kurie, aš nežinau, kiek ten jų penktadienį buvo. Ir nežinau, kada jie čia vakar pabaigė. Ir žinot, sakau, Viešpatie Dieve. Distancija. Kurioje vietoje randiesi? Tavo bėgimas. Ir todėl apaštalas Paulius rašo, jis rašo labai paprastai, sako, žinai, gerą kovą. Tau įsakymą tą perduodu pagal ankstesnės pranašystės, kad jomis remdamas kovotum gerą kovą. Pranašiško žodžio svarba tavo gyvenime. Noriu paraginti, broli sesė, turėk atvirą širdį, skaityk Dievo žodį. Kada kažkur tu suprasi, kad juda patepimas ir pranašiškas žodis juda. Kad Dievas kalba, turėk labai atvirą širdį, kad tu girdėtum tai, ką Dievas asmeniškai tau kalba. Ir žinau, tai yra dalykai, kurie ateina tiesiai iš dangaus, kurie sustiprina ir paruošia kritiniam momentam, iššūkiam, kurie padeda praeiti, išstovėti ir pasitikėti ne savimi, bet Dievu, kuris pradėjo ir pabaigė. Visai eilė pranašysčių, kurias aš prisimenu šiandien savo gyvenime, kurios ateina laikas vėl suskamba ir aš sakau, Dieve, padėk man tame išstovėti. Aš atsimenu, vieną dieną meldžiausi, tai buvo tas pats laikas, kada krito karūnos nuo mano galvos, kada skausmas traukėsi. Vieną dieną Viešpaties dvasia pajudėjo susirinkime. Aš atsimenu, sėdėjau ant kėdės ir nematoma jėga mane pakėlė nuo tos kėdės, patraukė truputį į priekį ir mane pakišo po tą kėdę. Žinot, natūraliai aš pabandžiau, to negalima padaryti. Ir atėjo Viešpaties žodis su tuo vėju, kuris tada tuome kambarį pajudėjo. Sako, taip sako Viešpats. Bet kaip lapai rudenį, kurie nunešami, sako. Taip sako vėjas, nuneš kiekvieną, kuris kaip tie sudžiūvę lapai, sako, ieškokite tos gyvybės. Stovėkite su manimi. Aš buvau tik įtikėjęs. Tuo metu mano širdis degė Viešpats, aš turėjau troškimą Dievo dovanų, bet Viešpats ant gamtinių būdų pradėjau rodyti tam tikrus dalykus, kad yra rimti dalykai, kad ateina dienos, kad sako, vėjas jis pajudės, jis nuneš. Gal prieš porą mėnesių kažkur, tai aš tiksliai laiko neatsimenu, meldžiausi. Viešpaties žodis atėjo į mano širdį, atėjo, aš tik į bažnyčią patrauksiu, sako.
Sako, ne tai, kad kažkas išeis, aš sako, paimsiu, patrauksiu tam tikrus dalykus. Jeigu širdyse nepasikeisti dalykai, ir man tada sugrįžo tas kaip lapai, kurios vėjus nešiojo, kaip tik tai tas rudens laikas, kada vėjas papučia ir tie lapai nunešami. Ir supranti, kad jie prarado ryšį, jie nudžiuvo, jie nesimaitina iš to medžio, jie nežaliuoja, neturi jėgų atstovėti, jie labai lengvai nunešami. Viešpats žiūri tavo mano širdį, žiūri į savo bažnyčią kiekvieną tarnautoją. Ir ateina momentai, ateina iššūkiai, kažkas nori tave atskirti nuo bažnyčios, nuo Dievo žodžio, nuo Kristaus. Bet viešpats pašaukė tave kovoti gerą kovą. Ir šiandien klausimas tau ir man, kokias kovas kovojame. Ar jos vertos to vainiko, kuris ateina iš viešpaties, ar tai kažkokia kitokia kova. Kas už to stovi, aš dar pakartosiu, ambicijos, kažkokie tai dalykai, nuoskaudos, įsižeidimai, nežinia kas. Šiandien patikrinkime, kokias kovas kovojam. Paulius sako, gerą kovą. Ir Timotiejus kalbėjo, kovok gerą kovą. Išlaikyk tos dalykus. Pasitikrink sąžiniai, sako, nes turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę. Ir po to seka, jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo. Kada laivai dūžta? Tikėjimo laivai, ne kažkokie kitokie. Mes sakome, čia gal Dievo valia kažkaip tai į kitą uostą pasuko tas laivas, čia kažkur tai gal pakilo sparnais, kažkur tai skrenda. Tikėjimo laivai dūžta. Broliai, sesės, patikėkit manimi. Mačiau ne vieną jį sudužusi. Aš tikiu viešpats galingas, bet ką pakelti. Bet kada sudūžta širdis. Bet Dievo žodis kalba perspėjimas kiekvienam iš mūsų. Kai kurių, sako, tikėjimo laivas sudužo. Nes kažkas atsitiko sąžinė, prasilenkimas. Tikėjimas ir sąžinė. Būti nuoširdžiu savo, broliui, sesiai ir Dievui. Stovėti tame, kame tave viešpats stato. Daryti tame, kame jis tave pašaukė. Kovok gerą kovą. Gerą kovą, kovok, broliui, sesė. Bažnyčia, pakovokim gerą tikėjimo kovą. Laukia iššūkiai, konferencijos. Iššūkiai finansiniai, žmogiškų resursų. Bet ta evangelija būna išgirsta. Tai būna jinai paskelbta šitame mieste. Tai būna, kas galbūt išgydytas bus ir po to viešpats atrakins dalykus. Pasitikėkim ne žmogumi, bet viešpačiu savo Dievu. Bet žinot, viešpats žiūri į mūsų širdis. Laikykis už viešpaties Jėzaus Kristaus, ištverk. Nusižemink, kada reikia. Ir viešpats, aš tikiu, jis pradėjo mano gyvenime ir tai yra jau malonės dovana. Išlaisvinti vietą vainikui iš jo rankos. Todėl tai viešpats padeda mums, kada reiks sustoti jo akivaizdoje, pažvelgti į jį. Ir tai viešpats atveria tavo akis, matyti jį soste, matyti jo karūną ir tuos vainikus, kuris paruošė tiem, kurie ateina iki galo. Žinau, tai nėra lengva ir paprasta. Tai galbūt kažkas tavęs nesupras, bet viešpats jisai galingas pervesti per tą distanciją. Į kurią pusę bėgi? Ir ar bėgi iš vis? Žinot, Timotiejui, pirmam laiške, 6 skyriui, yra tokia eilutė, skambėjo bažnyčio 9, yra parašyta, kas trokšta praturtėti, trokšta. Ko trokšti tu šiandien? Ir ten kalbama apie tam tikrus troškimus, ten kalbama apie finansus, ir jeigu toliau paskaitysim, sako, visų blogybių šaknis yra meilė, piniga, meilė kažkam tai. Kai kurie jų geisdami, geismas, nuklydo nuo tikėjimų ir patys save drasko aibės skausmų. Pirmas laiškas Timotiejui. 6, 9 iki 12 eilutės. Ir po to dar 14. Ir toliau jisai ką kalba. Bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisingumą. Maldingumą, tikėjimą, meilę, kantrumą, rumumą. Kovok gerą tikėjimo kovą. Paulius kartojasi. Jisai rašo ir jis kartojasi. Ir vėl mes atrandame tuos pačius, sako, kovok gerą tikėjimą kovą. Ir po to jau antram laiške, kaip aš minėjau, sako, aš kovau gerą tikėjimo kovą. Ir čia parašyta, laikykis amžino gyvenimo, kuriam esi pašauktas. Ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. Ir 14 eilutė, kad išlaikytum šį sakymą be dėmės ir be priekaišto iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymų. Iki galo. Yra pradžia, yra pabaiga. Yra dalykai, kurie tau paduoti ir tai, kas laukia kaip iššūkiai šitame gyvenime. Bet sako, žiūrėk, sako, bėk nuo tam tikrų dalykų, bėk.
Nes jeigu tu nori išlaikyti tą distanciją, tą ilgą distanciją, gyvenimo distanciją. Vakar aš girdėjau, Marekas kalbėjo apie maratoną, vyskupas iš Lenkijos. O galvoju, aš pas mane parašyta, galvoju, aš apie maratoną nekalbėsiu tada, galvoju. Bet, žinot, tai ilga distancija. Ir nėra lengva distancija. Ir ją reikia praeiti iki galo, žinot. Bėgant metams, tempas lėtėja. Kas nors žino tai ar ne? Ką jaunimas linksit galvoje? Pas jūs tempas tik didėja. Jūs nelinksėkit. Aš galiu vienas kitas, taip, tempas lėtėja. Nori, nenori, jis lėtesnis. Bet žinot, kas laimi, kada bėga? Aš truputį žiūrėjau vienokių, kitokių varžybų, teko pasidomėti. Žinot, laimi tie, kurie gale dar turi jėgų. Pirmiausia, atbėgti iki finišų, kokia tai forma. Antra, tie, kurie turi dar jėgų ir truputį greičiau už kitus bėgti. Ir jie laimi. Žinot, kadangi su metais tempas lėtėja, aš apie save, sakau, Dieve, o tai kaip dabar ten su tuo finišo juostele? Tai ar tavo angelai mane nunešiau ten kaip nors, ar aš dar turėsiu jėgų ir prabėgsiu kažkokiu tai būdu. Ir aš suprantu, laimi tie, kurie dar turi jėgų bėgti. Pradėti, tęsti, pabaigti. Ir ar tu esi pasiruošęs turėti jėgų pabaigai? Klausimas kiekvienam. Kas gali drąsiai pasakyti šiandien pagal metus, kad tempas sulėtėjo? Senukai, vyresni ir jauni kai kurie. Nekelkit rankų, jūsų metai dar bėg. Aišku, jeigu žiūriu savo anūkę, mažiausia, ateina vakaras, reikia miegoti, mūsų tempas labai lėtas jau būna, o jinai pradeda lakstyti. Laksto, kambario neužtenka, reikia koridorių, dar atsidaro kitą koridorių, dar taip. Ir bėgioja, pirmyn atgal, ir aš taip žiūriu ją ir galvoju, turi jėgų. Energijos neišnaudojo ir iš kur pas ją tiek visko. Žinot, ir kada žiūri į save, supranti, kad Dievo žodis jis kalba apie tam tikrus dvasinius dalykus, kad mes būtume dvasio išlavėję, va tas aliejus, kur patepimas. Kažkada suskambėjęs praniškas žodis, kuris sustiprina tave. Dievo dvasia, kuri kalba į tavo gyvenimą, turėk atvirą širdį. Kasdieną tas patepimas, kuris ateina į tavo gyvenimą, jisai geriasi. Aš šiandien kalbėjau, pradėjau nuo to, sakau, aš kartais nustebęs, kada mano rankos pakyla ir aš jas ilgai galiu išlaikyti šlovinime. Čia vienas šlovinimo vakaras buvo, aš gal apie tai kalbėjau, aš pačiam gale stovėjau, aš kai pakėliau rankas, taip ir nenuleidau. Žinot, ir aš buvau ne vienas, brolis Vidmantas, aš galiu vardą panaudoti. Jisai stovėjo, jis irgi, taip, aišku, jisai daugiau jėgų turi ir bėga dar greičiau, nors jisai su viena koja, kita protezas. Ir aš nejuokauju nieko, aš kada jį mačiau lakstantį, judantį, bėgiojantį, aš sakau, aš nežinojau tada dar. Tai aš po to vieną dieną sakau, viešpatie pasigailėk manęs, aš sakau, su 2 kojom, sakau. Ir žinot, jis iškėlė rankas ir jų nenuleido, beveik visą susirinkimą. Ir aš taip stebėjau iš galo ir aš taip žiūrėjau. Vienas kitas pakeldavo, nuleisdavo, buvo keletas žmonių. Jie iškėlė ir nenuleido. Ir aš galvoju, matyt, angelai stovi, paėmė už pirštų ir palaiko. Gal kurie alkūnės parem, nežinau kaip jie ten, nemačiau iš angelų. Bet Dievo galybė buvo toje vietoje. Kažkas šlovino ir garbino viešpatį širdimi. Ir tas kūnas, kuris sulėtėjęs ir kuris iš tikrųjų pavargsta žymiai greičiau negu anksčiau, žinot, jisai buvo paleistas Dievo begalinės jėgos. Jėgos, kuri paima kažkokiu būdu. Jį priverčia judėti. Suteikia jėgų ir aš galiu matyti tą finišo liniją. Jeigu aš laikysiuosi viešpaties. Jeigu nusižeminsiu, galbūt ir šiandien nusižeminsiu. Numesiu dar nereikalingą kažkokią tai karūną. Ištversiu iki galo. Pamilsiu jo pasirodymą. Kovosiu geras kovas, paliksiu blogas kovas. Pas mane kovų netrūksta. Kartais jos užgriūna ir traukia mane į kažkokias kovas. Ir aš šiandien meldžiuosi ir sakau, viešpatie Dieve, jeigu su tavim aš nenoriu kovoti, aš pralaimėsiu. Aš atsimenu vieną konferenciją, labai didelę pasakoju irgi. 100 pastorių buvo taip pat toj konferencijoje. Frangipanis, toksai pamokslininkas, yra knygos, net lietuviškai, man atrodo, buvo parašyta. Dievo vyras pamokslavo.
Jis liepia tam tikrus dalykus susirašyti mažom raidytėm, ten jisai biškai juokės iš mūsų. Tam tikras paslaptis, sako, užsirašykite, sako, tai padės. Bet sako, aš noriu pasakyti jums kai kurie Dievo vyrai, o ten buvo didelių bažnyčių, tūkstantinių bažnyčių pastoriai. Sako, jūs ten kovojat kovas, ten surašinėjat, stovit, sako. Ir sako, niekas nesitraukia, niekas nesusiriša ir tos tvirtovės nesugriūna, sako. Štai kai kurie iš jūsų, sako, kovojat. Ir sako, aš jums pasakysiu, su kuo? Sako, tai yra Dievas Jahvė, viešpats Jėzus mūsų. Karalius, sako, su jais jūs turite reikalą, sako. Sako, nekovokit su Dievu, sako. Štai kartais mes gyvenime įsitraukėme kažką ir aš šiandien nenoriu kovoti su Dievu. Jeigu kažką kelia Dievas, tegu pakelia ir stato, tegu daro. Bet jeigu ten nėra Dievo ir ten stovėti šalia, aš irgi nenoriu. Nes vieną dieną gali labai gražiai atrodyti, bet jeigu ten nėra viešpats, ten ateis kita ugnis, sunaikinanti ugnis. Ir aš žinau, jeigu aš ten stovėsiu, būsiu tuose reikaluose. Ta ugnis palies mane ir tai atneš nuostolį į mano gyvenimą. Atneš į tavo nuostolį gyvenimą. Pažinkite tą patepimą. Pažinkite, kada viešpats ateina. Kada jisai kalba, gali būti gražiausios pranašystės. Vakar irgi jaunimas girdėjo. Kažkas ateis kalbės didingus dalykus. Ir tu gali išsipūsti, užsidėti 5 krūnas dar ant savo galvos vainikus. Ant vienos galvos. Bet jeigu ten nebuvo viešpaties, tu nebūsi sustiprintas, tu būsi prislėgtas. Tu būsi slegiamas, kankinamas. Pravers sopuliai tavo gyvenimą. Žinot, Paulius, kada jisai rašė savo sūnui Timotiejui, jis labai aiškiai rašė tuos žodžius, sako. Jisai kalbėjo, sako, ko tu trokšti, troškimas praturtėti, kokie troškimai. Nes kalbant apie troškimus ir meilę, tai suteikia judesį į tavo gyvenime. Tie troškimai, kuriuos tu turi, jie suteikia judesį į tavo gyvenimą. Tu trokšti gerti, ką tu darai? Užtrokšti, numiršti, tu ieškai. Pradžioj kokio nors švaraus, vandens gero, pagal savo skonį, jeigu jo nėra, galutiniam rezultate tu prieisi prie vandens krano, atsisuksi ir iš ten gersi, nors gal anksčiau negėriai, bet tu trokšti. Judesys tavo gyvenime. O jeigu tu atsidursi tokioje vietoje, kur aplink nėra vandos ir kažkokia tai tokia mutna balutė, ir tu būsi daug dienų negėręs, tu gersi iš jos. Ir tu net nesidairysi ir tu padėkosi Dievui, sakysi viešpatį. Judesį suteikia. Meilė. Geismas. Jie suteikia judesį. Ir jeigu tu myli, tu judėsi. Kažkur judėsi. Judėsi kažkuria pusę. Jie suteikia, bet pažiūrėk, kuo tu pripildyti tavo širdis, ką Paulius rašo, ką liudija visiems, kurie pamilo jo pasirodymą. Tai suteikia judesį. Tai padeda praeiti distanciją. Tai padeda pasitikrinti, kokias kovas kovoji. Išlaikyti bėgimą. Ir matyti finišo baigti. Matyti ir suprasti, kad dabar paimsiu tempą ir aš pasieksiu. Žinot, iš kur aš tai žinau? Aš skaitau Dievo žodį. Ir Dievo žodį yra tokia rašto vieta. Ar nežinai, ar negirdėjai? Izaijo pranašystė 40, 28, 31. Ar nežinai ir negirdėjai? Viešpats amžinasis Dievas, kuris įtvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta. Ar girdėjai? Jis nepavargsta. Jo išmintis neišsemiama. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta. Jauni vyrai krenta išsekę, bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Izaija, pranašas. 40 skyrius, 28 iki 31. Žinot, skaičiau šitą rašto vietą. Aš pasirašęs jau buvau. Pasakau, laimi tie, kurie turi dar jėgų prieš finišą spurtuoti, truputį pabėgti. Labai retai ką atneša. Aš kažkada gal pasakojau. Aš buvau tarybiniai kariuomeniai, neilgai, 3 mėnesius, kaip būsimas karininkas. Ir prie visų tų studentiškų malonumų aš turėjau autus ir čia batus, kareiviškus batus. Jau man tada mano brangi žmona mane neišleido, mes buvom tik susituokę. Tai buvo vasario 28, po to aš išlaikiau diplomą.
Ir pradžioje birželio išėjau tiem 3 mėnesiam, trumpas laikas. Tada aš dar viešpaties nepažinau. Bet aš atsimenu, kaip šiandien vieną dieną, kada toks buvo pavadinimas Marš Brasok, vadinosi, vienu žodžiu, marš ir varyk. Daug kilometrų reikėjo bėgti, tada mums davė automatus, pakabino dujotaukę, dar kažką uždėjo ir pasakė vieną uždavinį. Sako, jūsų kiek ten buvo mūsų, nežinau, ten tarota vadinama, jau dabar nesimenu tų skaičių. Sako, užduotis tokia, sako, visi turit pasiekti finišą, visi. Pasieksim. Išbėgom, aišku, po truputį batus nusėjėmėm kai kurie sugebėjo atiduoti automatus, buvo tokių stipresnių pas mus, bet mes savo grupėje vieną turėjom, vardas jo Saulius, o mes jau buvom praleidę beveik 5 metai studentai kartu, vieni kitus gerai pažinom, svorio turėjo truputį daugiau ir bet kokie fiziniai pratimai jį užmuždavo iš karto. Ir aišku, dalis distancijos, jisai nusirengė, ką galėjo, atidavė viską, draugai paėmė. Ir aišku, paskutinis vaizdas buvo toks, kad dar 2 studentai paėmė po pažastim už rankų, tokį kvadratinį broliuką, tokį mūsų studenčioką, kojos va jau šitaip, suprantat, ir įtiesė iki to finišo tiesiosios. Nenumetė. Aš prisimenu, tas vaizdas stovi kaip šiandien. Prisimenu netgi vardus, kurie buvo susikabinę po 3-4 automatus, tokie sportiški buvo. Aš taip, ačiū Dievui, viską savo atsinešiau iki galo, bet kitiem nepadėjau. Ir sakiau, daugiau to gyvenime nedarysi, man netoks mano pašaukimas. Žinot, aš prisimenu tą istoriją, jinai tokia keista istorija, žinot, tai pafilmavus iš šalies, tai vaizdas toks. Bet tais laikais tų telefonų nebuvo filmuojančių. YouTube irgi niekas nesapnavo to laiku apie tokį dalyką, kad bus gyvenime. Būt papasakas, sakyčiau, žmonės jūs klėdit. Pasirodo, ne. Ir esminis momentas toks, aš supratau, kad kartais gyvenime mums reikia išmokti kažką. Vat iš tokių pavyzdžių. Ir galbūt kažkas praranda jėgų, bet ką tu padarysi? Pastumsi? Ar paimsi papildomą naštą? Aš noriu palinkėti bažnyčią. Bėgam kartu. Bėgam kartu, palaikom vienas kitą. Vieni turi daugiau jėgų. Jūs galite labai daug panešti. Ir jūs nepraranda tempo. Ir aišku, šlovė Dievui, kad jūs skiriat laiko Dievui, žodžiui. Patepimas geriasi. Jūs pažino tą malonę ir jūs stovite tikėjime, išlaikite tą tikėjimą. Ir pasiruošę daryti iki galo. Ir žinot, tas momentas toks, kuris mūsų gyvenime ateina, žinot, sako, pakils ant sparnų. Ir aš skaičiau tą Dievo žodį. Aš žinau, kad viešpats suteiks jėgų, kaip kartais jis paima paprasčiausia paliūdė. Sako, žiūrėk, sako, skaudėjau kažkada sąnarį, sako, rankos kyla į viršų. Ačiū Dievui, šiandien jie neskauda man tų sąnarių. Viešpats vieną dieną paėmė ir prisilietė. Bet kažkada nusižeminau ir sakiau, Dieve, man reikia tavo pagalbos. Kažko paėmiau, paprašiau, sakau, pasimelskit, už mane man skauda. Jau man nusibodo, aš duonos neatsipjaunu. Aš sėdau į automobilį, aš bandžiau važiuoti ir aš paskui galvodavau, kaip aš bėgius junginėsiu, nes mano sąnariai buvo skausmas. Bet vieną dieną viešpats rado būdą. Ir tai netruko savaitę, tai truko mėnesius. Aš nežinau, kas buvo mane pažeidę toj vietoj. Bet vieną dieną viskas paėmė ir pasibaigė. Bet reikia išlaukti. Reikia, kad kažkas ateitų, padėtų tuo metu tave, paneštų už tave, pasimelstų. Pasakytų žodį, drąsų žodį šalia. Yra viešpats, gyvas viešpats, kuris daro stebuklus ir šiandien, kuris nėra abejingas. Tai, kad jis neišgydė kažko šiandien, nepadarė pagal mano valią, kad kažkas dar vyksta galbūt mano namuose ir mano kūne, tai nereiškia, kad aš turėčiau nusivilti Dievu. Bet aš turiu tęsti ir dar kažkam kitam padėti. Ar padėsit kažkam tai? Pasiekti finišą. Broliai, sesė. Ar pasiruošęs pastovėti, pakovoti gerą tikėjimo kovą? Kažką prarasti, kažko atsižadėti. Mokėti kainą. Tie vainikai, tas vainikas, jis turi kainą, kuris ateina iš viešpaties. Pirma, Kristus praliejo kraują. Antra, tai ką tau teks praeiti, mokant kainą. Tarnaujant, galbūt nesidairant, nesitariant su kūnu. Ir darant to, ko kiti nedarytų. Aš žinau, tvarkdariai mūsų tarnauja, ateina iš ryto, išvalo, tos tualetus praeina.
Bet žinot, kada aš žinau žmogus, kuris turi verslą, atitinkamai gyvena. Ir kada eina dar valinėja tualetus, aš kartais pagalvoju ir pasižiūrėjau, sakau, Viešpatie Dieve. Bet čia tas ir yra nesižvelgimas į asmenį. Ir pradėti nuo savęs. Aš noriu paraginti šlovintojai. Nesižvelkite į tą savo asmenį, bet kiekvienas tarnaukite. Šlovinkite, garbinkite Viešpatį. Ten, kur Viešpas pravėrė, darykite vis daugiau pažangos. Ir ateis momentas, kada pasakyti, žinot, aš noriu, kad jūs mane teisingai suprastut. Šiandien ryte. Aš su švarku buvau dar, be jokios striukės, be nieko, šilta jau. Nežinau, gal kam ir šalta čia. Bet, žinot, žmogus su kaklaraiščiu, kostiumuku, batai biškai pariesti tokie. Ir aš atvažiavau, žiūriu prie konteinerio, kurio turėtų būti, atliekos, kaip popierius, sudėta šiukšlės. Ir daug maišų pridėta. Ir aš suprantu, kad, ne visi čia žino tą tvarką ir aš tai pasižiūrėjau, aš buvau vienas. Galvoju, ką padarysi. Ir aš maišiukas po maišiuko sunešiau, kur konteineriai, kur šiukšlės yra. Nes aš pamačiau, kad tai yra likę nuo mūsų konferencijos, tos šiukšlės. Ir aš taip jau kokį 5 kartą eidamas jau pradėjau darytis, po biškį galvoju, kažin koks čia vaizdas atrodo. O ten dar dalis šiukšlių sudėta, aš pradėjau tos buteliukus traukinėti, paskui ten, kur maistas buvo paketai dėlioti. Galvoju, sakau, nepafilmuotų kas nors, YouTube atsidursi šitai. Ir kokie 10 minučių, 15, kol visus maisus pernešiau, sudėjau. Paprasčiausiai, jūs mane teisingai supraskite, tai ne kažką aš noriu, bet žinot, kažkoks momentas gyvenime. Žinot, visokių minčių ateina. Kaip aš čia dabar atrodo, pasižiūrėjau į viešbutį, žinot, kažkur balsus girdžiu. Bet aš girdėjau, ko gero mūsiškai ten jie arbatėlę atvardarė gėrė, kaip tik dar laukė, kad pastorius ateitų į maldą. Aš truputį vėlavau kelias minutės, kol sunešiau šiukšlės. Žinot, ir taip paskui jau pradėjau žiūrėti į tą, čia namai, ten yra tos balkonus, nes dažnai ten būna žmonių. Galvoju, kaip aš čia atrodau, paskui galvoju, o koks kieno reikalas? Kaip aš atrodau? Bet žinot, atsižvelgimas į asmenį prasideda mūsų širdys ir mes atsižvelgiam į save kaip asmenį. Kada būnam susireikšminę, kada užsidėję čia nežinia ką būnam. Ir įsivaizduojam, kad aš tą galiu, to negaliu. Galbūt, kai kuriem to tikrai nereikia daryti. Ir aš nesakau, kad jūs eikit prie tų konteinerių ten kažką daryti. Bet kažkokiu momentu Dievas paliečia, įdeda į širdį troškimą, norą kažką padaryti. Ir kartais nesutampa su tuo, kaip tu tuo metu įsivaizduoji save ir kaip tu atrodai ir ką kiti mato. Bet žinot, jeigu tai dalis tos distancijos. Ir tame yra kažkokia dalelė, maža dalelė to vainiko, kuris bus. Nes tu tai padarai dėl Viešpaties. Aš žinau, kad jau dabar nieko nebus, aš paėmiau ir papasakau šitą istoriją. Ją reikėjo galbūt palikti ir sulaukti tenai atsakymų. Bet prašiausia, tai kilo kaip pavyzdys man. Nes tas atsižvelgimas į asmenį, jūs tikriausiai supratot, aš pradėjau nuo savęs ir aš dažnai atrandu, kad o ką žmonės pagalvos, kaip aš atrodau, kaip jie vertina mane. Klausimas, o kaip Viešpats vertina tavęs. Ir aš manau, Paulius apaštalas buvo drąsus tame. Kovojo gerą kovą. Baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Ir žinau, kad jis stos prieš Viešpatį ir prieš teisėją, teisingą teisėją. Kuris įvertins, ne aš įsivertinsiu save, bet jis įvertins. Bet kada tu vaikštai su juo, kada jo apreiškimas atės, kada patepimas, kada tu pažįsti Viešpaties balsą, jo žodį, tu žinai dalykus, kurie ateina iš jo ir kas yra tikra, iš Viešpaties. Ir noriu palinkėti, būkite išlavėję dvasių ir neprarasit jėgų. Baigsit bėgimą. Kaip ant sparnų. Ir nesvarbu, kiek tau metų šiandien. Nesvarbu. Žinot, širdis degs tavo. Tu lauksi Viešpaties. Ir džiaugsiesi kartu su Dievo dvasia, kuri gyvena tavyje. Kad artėja diena, kada tu stovėsi prieš Viešpatį. Žinot, tikėjimas. Kai tu klausai Dievo žodžių, kuris kalba tau, ir paklūsti. Dievas kalba, bet ar paklūsi? Kuo šiandien tu tiki? Žinot,
Tikėjimas Dievu. Toks būtų galbūt, tokioje bažnyčioje. Ar vis dar tiki Dievu? Kaip? Tikiu. Klausimas, žinokit, rimtas. Labai rimtas. O gal savimi tiki jau? Savo moralę, savo pasiekimais, teologiniu išsilavinimu, tradicija, bažnyčios lankymu. Tam tikrais dalykais, aš jau kalbėjau čia prieš tai, nes aš nenoriu įsiplėsti susirinkime. Žinot, bet rimtas klausimas, ar Dievu tu tiki? Ar ne kažkas patėjo kaip pakaitalas tavo gyvenime? Ir tai mes kartais jau vadinam tikėjimą Dievu ir mes matom tai vadinam viešpats religija. Ir kada jis atėjo į Izraelį, jis rado religingus žmonės, labai religingus, bet tikėjimo Dievui. Visur buvo pakaitalai. Kažkas pakeitė gyvą tikėjimą, gyvų Dievu. Apeigos, tradicijos, nuostatos, ko tik nori. Ir šiandien viešpats pasibeldžia į tavo į mano širdį. Pasitikrinti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų, kaip tu vaikštai su Dievu. Tavo troškimai priverčia judėti, meilė priverčia judėti. Bet kokie troškimai ir kokia meilė. Tai parodo kryptį, kurie kryptimi tu šiandien bėgi. Paulius jis žinojo, į kokią kryptį jis paėmęs. Aš noriu, kad tu žinotum, kokia kryptis tavo gyvenime. Ir pabaigai, ačiū čia vienam broliui, kuris tokį laikrodį galia įtaisė. Sako, jau niekas nepasakys, kad nematau laiko. Nes buvo vieną pakabinės. Žinot, aš suprantu, kartais jie matyt, gerbė žmonės laiką, kada kažkokiam versle ar ką nors. Gerbė, kada prasideda susirinkimas ir kada jis turėtų pasibaigti maždaug. Tai jis pakabino vieną, paskui jie čia matyti apsižiūrėjau, vieną dieną ateinu, žiūriu kaip traukinių stotį. Ir galvoju, dabar nieko, man akinių nereikia nieko, aš matau laiką, žinokit, čia aklas, gal ir nematytų, bet... Ir taip, žiūriu, jisai kažkaip, šoka vis. Taigi, aš stebiu laiką. Ir yra viena istorija apie tikėjimą, laiške Žydam. Ir aš pabaigsiu tą istoriją ir tikiu, kad ištversim, ateisim iki galo. Nes, žinot, be tikėjimų negalima patikti Dievui. Taip, Paulius išlaikė. Ir jisai žino, kad patinka Dievui. Jis žino, kad laukia vainikas. Ir jo galva buvo paruošta. Jisai žinojo, kad ateina taip, kaip reikia. Vienas vainikas, viena galva. Amen? Amen. Ir jeigu kažkas bus tavo gyvenime, užsidegsi kažkuo tai. Ir suprasi, kad jau praleidė esmę, viešpatį, visa kita bus pridėta. Bet būk dėkingas Dievui paprasčiausia. Per daug nesidžiauk tais dalykais. Ir 11 Žydams skyrius, jisai kalba apie tos tikėjimo didvyrius, vienas iš jų, 7 eilutė. Tikėjimo Nojus, Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti, tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Nojus. Žinot, ir pamokslas, kurį aš dabar pradėsiu, aš sąžiningas esu, tai yra pamokslas, aš jį buvau pasiruošęs. Ir vakar čia maniškiai žinau, sako, ką pamokslausiu, sakau, nežinau. Ir tą reikia, ir nežinau, kurį pasirinkti. Kada šiandien ryte anksti pradėjau, man tapo aišku, kad ir tą. Žinot, pasirodo, ir pastoriai nori sutaupyti kažką. Pavyzdžiui, turėti atsarginį pamokslą. Sekančiam tarnavimui, žinokit, visai gerai jautiesi. Kai yra paruošta. Vienas, kitas. Ir aš taip, pas mane tai būna, aš turiu vieną, kitą, ir aš taip, kai kuriuos išnešioju ilgai, papamokslauju kitur. Bet šį kartą man nepavyko. Aš pasitengsiu labai greitai. Nojus istoriją žino, taip? Ir tai kalbama apie tą, kuris tikėjimu praėjo tam tikrus dalykus. Ir Nojus, 6 skyriuje pradžios knygos, tokia yra Nojaus 9 eilutė, giminės istorija. Įdomiai tai parašyti, tokia yra Nojaus giminės istorija. Ir tai istorija, pradžia apie Nojų, paskui apie kitus. Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje. Jis vaikščiojo su Dievu. Būk Nojus savo kartoje. Aš noriu palikti ir šitą eilutę šiandien. Būk Nojus savo kartoje. Ir tai nėra labai paprasta. Nes sako,
tikėjimu, tai kas buvo nežinoma, nesuprantama ir nesuvokiama, tai atėjo iš Dievo. Ir Nojus jisai darė tam tikrus žingsnius, jis vaikščiojo su Dievu. Žinot, nebijok išsiskirti šitoje kartoje. Vaikščiok su Dievu. Ką reiškia vaikščioti su Dievu? Kaip jums atrodo? Meldžiuosi, taip. Ypatingas toks buvimas ir tarsi jaučiu, kad Viešpats paėmė mane už rankos veda ir mes taip einam. Einam ir nenukrentam, aišku. Tam tikra būsena, tam tikros emocijos, tam tikros spalvos. Apie spalvas jau nepasakosiu, pasakau kažkada. Kada užsimerkia ir nori kažką matyti. Aš visada prisimenu tuos dalykus, žinot. Kažką Viešpats pamokina asmeniškai. Bet žinot, šita istorija kalba apie tai, ką reiškia iš tikrųjų vaikščiau su Dievu. Dievas prabilo, davė žodį ir prabilo tam tikrus dalykus. Tai, kas nebuvo Nojaus planas ir ko gero, kiti visi niekas nesiruošė to daryti. Bet mes atrandame kelias mintis. 14 eilutė. Pastatyk arką. Laivas vietoje, kur nėra jūros. 19 eilutė. 18 eilutė. Sandora, kurią pasiūlo Dievas. Ten ir parašyta taip, bet aš padarysiu sandorą su tavimi. Yra dalykai, kurie ateina iš Dievo. Paulius, jūs neužmirškit, tai yra paskutinis punktas apie tikėjimą. Tikėjimą Dievu. Ir Dievas, jisai yra sandoros Dievas. Dažnai mes sakom, Dieve, jeigu darysi tą, tada bus taip. Ir aš darysiu tą. Ne, Dievas sako, aš darau tą, darysi kartu su manim ir bus ne kitaip, kaip aš pasakiau. Ir po to seka amen. Ir daugiau nieko. Ir lieka Dievas, sandoros Dievas ir tu. Ir klausimas, ar tu nori būti sandoros žmogu. Nojus, apie kurį mes skaitome, jisai buvo, sako, teisus tobulas vyras savo kartoje, jis vaikščiojo su Dievu. Nojus savo kartoje išsiskyrė ir paliko palikimą, kuriuo šiandien tu džiaugiesi. Žinot, aš užbėgsiu į priekį vieną punktą ir pasakysiu. Žinot, tavo šaknys arkoje. Tu iš arkos esi žmogus irgi. Nežinai šito? Nojus buvo jo sūnus su žmonom, jo žmona, viskas. Po to, sako, atėjo tvanas, aš tiem, kurie nežino šios istorijos. Ir viskas, kas gyva, buvo sunaikinta. Ir praktiškai tavo pro kažkur tai, kažkurie tai ten, iš Nojaus arkos. Ir tai atneša palaiminimą, kuriuo tu gali džiaugti šiandien, kaip žmogus. Žinot, jie paėmė, šiandien gal kas valgėt kiaušinienę? Kiaušinuką neišvirėt niekas. Valgė kas? Gali padėkoti Nojui, kad jisai vištelę ir gaidelį paėmė, 2. Ir tu šiandien buvai palaiminta. Suvalgė kiaušinį. Žinot, kai kas gali pasakyti, nu čia tokia labai simbolinė istorija, tu pastoriau visko tiki naiviai. Jo, žinok, taip, per 24 metus aš tikiu Dievo žodžiu. Nes iš jeigu kažko pradėsiu abejoti Nojumi, jo istorija, aš lygiai taip pat abejosiu Jėzumi Kristumi ir jo kryžiumi. Aš abejosiu viskuo. Ir tai nėra regėjimas, tai yra tikėjimas. Aš nebejoju, kad Paulius vieną dieną rašydamas, jisai meldėsi ir rašė, sūnau Timotėjau, kovo gerą kovą. Nes sako, aš kovojau gerą kovą. Visą distanciją aš prabėgau, tu matėjai. Ir tai yra liudijimas, kuris drąsina šiandien tave ir mane, kuris įkvėpia. Gyvas žmogus, gyvos istorijos. Gyva višta ir gyvas gaidys. Ir šiandien kažkas valgė kiaušinius. Žinot, ir tu lygiai taip pat turi palaiminimą kaip žmogus. Tai žinot, kada tu esi žmogus, Dievo žmogus. Jo rankoje kaip Nojus, kodėl sakau, būk Nojus savo kartoje. Žinot, tai yra globalu. Ne tik tai asmeniškai išgelbėtas jisai buvo. Ir jo šeima buvo išgelbėta. Jis turėjo tam tikrus žingsnius savo gyvenime, bet tai, ką darė, tai buvo palaiminimas ateities kartom. Jeigu kažkas mėgsta skaniai pavalgyti, pavyzdžiui, veršieną, jisai paėmė ten truputį jų daugiau, nes kai kurios dar aukojo. Ir taip kūrinė buvo išsaugota Dievo. Tokiu būdu, kad žmonės būtų palaiminti. Jeigu tu šiandien džiaugiesi šeima ir tai, ką tu turi, Aurimas, jisai džiaugiasi. Jisai šypsosi. Bet žinot, tai buvo praeitas sekmadienis,
Aš tarnavau Biržuose, suskambo telefonas, žinot, aš negerai jaučiuosi, kai mano telefonas suskamba, kada man tarnavimas. Ir aišku, aš greitai jį užtildžiau, atidaviau Valiutę ir tokia mintis, kas skambino, sakau. Sako, Aurimas. O, galvoju, pagimdė, ko gero, galvoju. Ir po tarnavimu mes ten pabendravom, pakalbėjom, prieinu, ten prie vienos stovi 2 jauni žmonės. Ir tokia sesutė graži, tokia jau laukės irgi. Aš ją pažiūrėjau, sakau, palaukit, sakau, man skambino, ko gero kažkam kažkas gimė, žinot. Aš iš karto paskambinu ir tai iš karto jau klausė. Sako, nu kaip, jo, sakau, gimė. Pasidžiaugi, broli, sako, per 20 minučių paėmė ir pagimdė. Aš grįžau namus, sakau, tai per 20 minučių pagimdė. Žinot, o kad jinai kantriai pravaikščiojo visą naktį, jisai nematė, jisai miegojo, pasirodo. O šiandien tik ryte sužinojau, žinot, vat kažką tu turi, kažką nešioji, kažko laukia, aš atsimenu, žinot, aš Jurgita atsimenu, prieš tai dar savaitę pirmadienį buvo maldoji. Jinai iki paskutinės dienos ėjo į susirinkimą. Ir žinot, tyliai, sako, kaip tu nebijai, nu, sako, aš jaudinuosi, sako, nu, niekad negimdžius dar buvo. Aišku, sako, neramu, bet aš kaip pagalvoju, jauna šeima, nauji iššūkiai, jinai ramiai visą naktį pravaikščiojo, jau, aišku, jinai ne per 20 minučių pagimdė, skausmai prasidėjo anksčiau, ryte jį pakėlė, sako, tai ką, jau čia į darbą, žinai, ne į darbą, sako, važiuojam gimdyti, žinai, jau to, ir aišku, jam 20 minučių, spėjau nuvažiuoti. Mes juokiamės, bet aš kartais žiūriu tam tikrus žmonės. Nesusireikšminu. Ant ausų nepastatė visų namų. Netgi vyrui leido ramiai savo miegoti. Bet jis taip miegojo, kad dienas pametė savaitės. Ir aš taip žiūriu į tą šeimą, aš taip daugelį žiūriu. Ir galvoju, Tėve, tu darai stebuklus. Va šitaip vaikščioja kažkas su Dievu. Pasitikė Dievu. Žinot, aš taip pagalvoju, reikia taip kažkaip sugebėti, taip, laukėsi pirmo vaiko, visą naktį skausmos jinai pravaikščiojo. Bet vaikščiojo su Dievu. Kažkas vaikšto su Dievu, kažką nešioja. Ir po to tu gali džiaugtis. Žinot, iš karto tu nematai, bet ateina diena, kada tu pamatai. Ir Nojaus istorija, aš labai greitai keletą punktų ir aš pabaigsiu. Nojus nebuvo jaunas, čia paguoda mums visiems, vyresniem. Jis buvo pragyvenęs pusę savo amžiaus. Jeigu kažkas pasakys, ten po 900 metų jis gyveno, bet kai 500 buvo, jam sūnus gimė, su kuriais ėjo Jarka. Ir tie sūnus jau pasėmė žmonas. Žinot, kada 600 buvo, jam prasidėjo tvanas. Ir aš paprasčiausiai nesikankinu su tais skaičiais ir tais metais, nes tiek mano supratimas ribotas ir aš tikrai kažką nesąmoningų pasakyčiau, bandydamas išaiškinti šitą vietą be prieiškimų. Aš jau geriau nueisiu ir ten sakysiu, gal galit man Nojau paaiškinti, kaip ten tie 100 metų buvo ir kaip ten visa kita buvo. Ir kodėl viskas taip pasibaigė. Žinot, mes turime reikalą su Dievu, kuris yra galingas Dievas, stebuklų Dievas ir ne žmogus, kuris daro tai, kas jam patinka ir daro taip, kaip jam patinka. Bet kaip tu vaikščiosi? Ar vaikščiosi su Dievu? Ar vaikščiosi kantriai? Ir lauksi tos dienos? Čia tik tas mažas pavyzdėlis tas Jurgitos. Jinai kantriai pravaikščiojo. Tyliai ramiai, kantriai. Ir sulaukė. Ir kažkas pasidžiaugė, 20 minučių ir pagimdė, sako. Ir aš visiems pasakau, sako, per 20 minučių pagimdė. Man iškai žmona pažiūrėjo, sako, ryti pabaig. Daugmaž, paskui aš išsiaiškinu vėliau. Dievo tikslai tavo gyvenime. Ne tavo tikslai, Dievo tikslai. Nojus, būk žmogumi. Nojumi savo kartumi. Turėk Dievo tikslus savo gyvenimą. Tai, ką jisai statė, skiriasi nuo to, ką darė kiti pasaulis. Trečia. Tai nebuvo išmintinga, žvelgiant į žmogaus poreikius, kol netėjo tvanas. Po tvano viskas pasikeitė, tapo matoma ir tapo matoma išmintis Dievo. Bet kol netėjo tvanas, tai nebuvo išmintinga, tai buvo kvaila. Ir žmonės šaipėsi, ko gero, iš to. Jie turėjo kiekvieną savo nuomonę, nežinau, sausoje vietoje, ant kalvos kažkur, ar nežinau, kur statyti laivą ir paaukoti savo kažkokią gyvenimo dalį. Daryti tai, ką niekas nedaro ir kas nėra logiška, suprantama. Jis nebijojo, jis vaikščiojo su Dievu, jis nebijojo išsiskirti.
išsiskirti nuo tų, kurie ką kitą darė. Tai šlovino Dievą. Žinot, kas šlovino Dievą pirmiausia? Paklusnumas. Pasitikėjimas Dievu. Tęsimas vaikščioti su Dievu. Tai yra vaikščiojimas su Dievu. Tai jau šlovino Dievą, tai buvo nematoma, bet aš širdis jautė. Tai jinai šlovino Dievą. Ir žinot, kada viskas aplinkui griūna, o tu turi kur atsiremti, tu stovi tvirtai, kaip toj arkoj Nojus, kada viskas skendo. Žinot, tu tada jau šlovinsi Dievą, ne taip kaip iki šiol. Tu pagarbinsi karalių. Yra momentai mūsų gyvenime, kada mes praeiname, bet ateina audros. Ir jeigu tu tvirtai stovėsi Dievuje, tu šlovinsi Dievą, tu vaikščiosi su Dievu, pradžioje bus tai nematoma, kad tai yra garbė Dievui. Bet tie dalykai taps matomi ir vieną dieną įgaus kitą kokybę. Ir tai buvo globalu, aš apie tai kalbėjau. Dievas planas išgelbėti žmoniją. Mums džiaugtis vienas kitu. Nes ne viskas buvo sunaikinta tuo tvanu. Bet kieno tai paklusnumas ir tikėjimas, vaikščiojimas su Dievu atnešė globalius dalykus. Aš jau negrįšiu prie kiaušinių šį rytą. Bet tai yra, žinau, dalykai, kada pamastai tas mažas detalės. Ir tu kartais net nesupranti, kokią įtaką tai daro vaikščiojimas su Dievu. Todėl šiandien aš noriu pabaigti šitą tarnavimą, paraginti kiekvieną čia esantį. Žinot, vaikščiok su Dievu. Būk Nojus, kaip Nojus, šitoje kartoje. Daryk, būk Dievo dalimi, Dievo plano, nes paklusnumas, pamokos iš to kokios. Paklusnumas ir tikėjimas gelbsti tave, tavo namus. Būk tuo savo namuose. Nesvarbu, kas šiandien vyksta. Aš bandžiau įsivaizduoti. Kažin, ką tie darai sūnus. Taip jau pirmą dieną sako, tėve, statom laivą. Gerai, viskas. Mes nešam ten tos visus rastus, dervą kaičiam. Aš galvoju, jie ten dar pasišnekėjo ilgokai. Tėvai, tu čia rimtai, ar čia gal vynmedžio vaisių padauginai, supranti, iš kur čia šitie dalykai? Sausoj vietoj laivas. Jie patikrino, ko gero, tėvo blaivumą. Pasišnekėjau su juo. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes kada jis išplaukė kitą krantą, vynuogyną įveikė, ten jisai biškai pasidžiaugė per daug. Bet Dievas jį pridengė ten. Ir vaikus mokė, kaip reikia pridengti tokius dalykus. Bet ten buvo kita istorija. Žinot, ir aš tai bandžiau suvokti tuos dalykus, kaip aš priimu kitą kartą, kaip mano namai priima. Ir galbūt namuose juokiasi iš tave šiandien. Eini į bažnyčią. Nu, eik, pažiūrėsim. O kur tavo Dievas? Taip. Ne kartą aš girdėjau savo gyvenime, kur tavo Dievas. Kodėl tokie dalykai vyksta, sako, tavo namuose? Mes patys užduodavom klausimus, mes įtikėjom, džiaugiamės. Aš jau daug galų pasakojau, valdiutė, vieną dieną nustojau vaikščioti. Kai kurie klausau, tai sako, ko jūs nevaikšto, tai kur tas Dievas? Ką jūs darote? Po to vienas paskui kitą brangų žmonės iš mūsų namų pradėjo išeidinėti. Kas pas viešpatį, kas ne pas viešpatį. Šie įvairiau pabūdų, kiti patys pabaigė gyvenimą. Aš kaip šiandien atsimenu, aš pamokslavau pamokslą, kad velnias atėjo nužudyti, tai buvo dar menininkų namuose. Mes grįžę radom artimus žmonės, pabaigusius gyvenimą. Paulius dar buvo paauglys, sako, tėtė, kažkas tenai negero pas mus namuose. Žinot, ir iššūkiai po iššūkių. Mes šaukėmės Dievo, kažkam protas pasimaišė, mano senelį, babutė aš ją vadinau. Vieną dieną kaimynė pasibeldė, sako, jūsų babutė išlipo per langą, sako, buvo pusnys aukštos, jinai iš antro aukšto, sklerozijai. Sako, aš einu namo, jei kažkas pasidarė. Vėl nesumaišė protą, jinai išlipo per langą, susilaužė. Dubens kaulus, raktikaulis lūžo. Šaukėmės, kaip niekada šaukėmės Dievo. Mano mama, jinai apie 60 keli metai buvo. Ji mums buvo be galo brangiai reikalinga. Mes būdavo paskambinam, sakom, mama, sakom, pasimelsk, jinai maldininkė buvo. Ji nebuvo tobula. Sakom, mama, pasimelsk. Sako, aš tau pirmiausia pasakysiu, už ką aš meldžiausi, o sako, patu gali, jeigu reiks, dar sako, pasakyk, ar tau reikia melsis. Ir jinai išvardina dalykus. Amen, sakau, aš klausimų neturiu. Ir dar pranašiškas žodis. Jinai buvo svarbi reikalinga, bet vieną dieną paėmė viešpats paėmė ją. Išvalė jos širdį. Paskutinę savo gyvenimo dieną jinai sako, aš dar bėgsiu čia į slėnį, ten labai graži vieta, sako, ten, vaikai, dar mes bėgsim. Jinai išbėgo. Nežiūrėti saulėlydžio, bet sutikti savo saulėtekį. Sutikti savo viešpatį. Tai buvo paskutinė jos diena.
Sako, vaikai, kaip gera, kad mes turim viešpatį. Dievas jai padėjo atleisti, išmokė nusižeminti. Ir tai truko mėnesiais. Vienas paskui kitą tuo metu, žinot, mes jau galvom, Dieve, kas čia vyksta. Bet aš šiandien noriu kiekvienam pasakyti čia esančiam. Daug vyksta ir tavo gyvenime. Praeisi per daug audrų, nenusivilk dievų. Nenusivilk viešpačiu savo dievų. Aš atsimenu vieną dieną irgi mes. Aš kaip šiandien pakėliau mašinos, automobilio raktelius. 40 000 kažkur litų mes buvom sumokėję. Autobusiukas. Sakom, Dievas padovanojo. Tuo metu, kad aš kėliau raktelius, mes jį saugiai palikom namuose, tuo metu jis buvo pavogtas ir daugiau mes jo neradom. Žinot, visi stovėjo, žmonės stovėjo bažnyčioje, sako, kas čia vyksta. Bet Dievas nepasikeitė, žinokit. Jis nepasikeitė. Aš vieną dieną atsimenu, dar pati pradžiai tikėjimo mano buvo. Aš jau buvau vieną kartą išsikirtęs jau gabalą mėsos, prakirtęs šią ranką. Ir aš kažkaip uždaviau klausimą, Dieve, tai už ką man, žinot? Atėjo po kiek laiko brolis, sako, klausyk, sako, aš kažkaip mačiau, sako, kaip žaibas iš dangaus virš tavo namo, aš sako, įėjau į susirinkimą. Sako, kaip žaibas ateina, sako, kažkas jūsų laukia. O aš savo šiandien, už ką, Dieve, čia tokie dalykai, tai tas, tai tas. A tu ką, sako, tobulas, toks jau labai tobulas. Sako, visko bus tame gyvenime. Visko. Džiaugsmų, nusivylimų, iššūkių, išbandymų, puolimų. Žinot, toje vietoje. Praėjo kažkiek tai laiko, aš kaip dabar atsimenu. Kapojau malkytes, aš mėsą tada rūkydavau taip. Na, priėjo toks dėdė, tuo metu dar jisai gyvas buvo. Tas irgi išėjo pas viešpatį. Mes juos visus palaidojom. Vieni su Dievu, kiti be Dievo išėjo, žinot. Ir kad aš žiūriu tuos gyvenimus, tuos metus ir supranti, Dieve, aš neturiu atsakymų. Ir aš atsimenu tada, jis sako, žiūrėk, sako, atsargiai. Jo, sako, jau per vėlų. Aš išsikirtau gabalą mėsos, įkirtau į pelenus. Aš įsitraukiau iš pelenų, susiviniau viską. Sakau, da, gal kaip nors buvau girdėjęs, kad prisiūna viską. Toks guzas iš delno. Nuvažiavau ten ar seselė, ar kas, seselė atvinėjo mano ranką, pažiūrėjau, tik šiukšlių dėžę fuks, aš taip traukiau iš tų pelenų, taip viniojau prie tos, aš rankos galvojau, čia, aš įsivaizdavau prisiūs, kaip buvau prisiskaitę, žinot. Paskui sutraukė, taip ten viskas, gal kaip nors sugis. Ir tada aš sakau, viešpatie Dieve, dabar tu sugydyk. Yra randai, bet jokių pasiekimų, jokių žymių. Nes kadangi randai, tai atrodo, kad tenai prisiūta lopas, o tenai 2 kartus susiūta. Ir jokio lopo man ten neprisiuvo, buvo iškirsta ten viskas. Žinot, viešpačių nėra neįmanomų dalykų. Bet kartais kyla iš širdies, už ką, Dieve? O kodėl man taip, o kodėl tau taip? Aš šiandien nevardysiu, kas kitą kartą vyksta mūsų gyvenime, per ką mes einam. Kartais mes pasidžiaugiam gerais dalykais, žinot, ir reikia jais džiaugtis. Bet džiaugtis Dievu, išlaikyk tikėjimą. Kaip Nojus buvo žmogus savo kartoje. Nes nepaklusnumas ir netikėjimas, jis nešė mirtį. Tai Nojaus istorija. Kažkas liko už borto, bet kažkas laikė ir vaikščiojo su Dievu. Ką reiškia vaikščioti su Dievu? Ką reiškia tikėti? Ką išlaikyti iki galo, sako, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Ir aš šiandien noriu pakviesti kiekvieną. Jeigu tu nori išlaikyti tikėjimą iki galo, jeigu pasiruošęs baigti bėgimą ir kovoti gerą kovą, stok viešpaties akivaizdoje. Galbūt tu tik tai vakar pavedei savo gyvenimą Jėzui. Ir tu stovi prie tos starto linijos. Aš noriu paraginti tave, broli ir sesę, pakelk savo akis, pažvelk į viešpatį. Pamilk. Karts nuo karto pasitikrink savo galvą. Ir tebūnė paruošta vieta vainikui. Vienas vainikas, viena galva. Ir tai, žinokit, padeda. Kovos. Kokias kovas kovoji? Į kurią pusę bėgsi? Yra dalykų, nuo kurių reikia nubėgti. Palikti reikia. Ir bėgti ten, kur reikia. Todėl, jeigu tu kažkur sustoji, jeigu jau šiandien nekovoji ir pasiduodi, jeigu tu šiandien pasimetę savo tikėjime, aš turiu gerą žinią nuo viešpaties Jėzaus Kristaus, iš jo žodžių ir jo dvasioje. Šiandien nauja diena, viešpaties tau duota. Atverk savo širdį, pasišvesk viešpačiui ir bėk. Ir bėkime kartu. Ir aš tikiu, kad mes esam čia, kad palaikytum vienas kitą.
kažką šalia. Prieiti prie kažko. Prieiti labai paprastai. Ir va taip paėmus, pavesti. Nepaleisti. Galbūt jo kojos vilksis. Ir jau jos nesikilos. Bet visada žinokit, kad kažkas yra šalia šiandien čia. Nešim. Nešim vienas kitą. Bet dar labiau žinok, viešpats Jėzus Kristus. Jo ranka ištiesta ir nesutrumpėjo. Jis myli tave. Ir aš tikiu, kad jis padės ir man. Ir vieną dieną, jeigu reikės, aš prašau, broliai, seserys, paneškit ir mane. Jeigu reikės. Nors aš tikiu, kad jis suteiks jėgų, bet bus momentai, kad kažkas palaikytų, nes tokia evangelija, tokia krikščionybė. Man reikia jūsų. Reikia. Mums vienas kito. Mums reikalinga Dievo meilė, kuri veikia per vienas kitą. Todėl būkit palaiminti. Ir dangiškas Tėve, šiandien stojam tavo akivaizdoj. Stojam prieš tave kaip viešpatį. Ir žinom, kad stovėsim prieš tave kaip teisėją. Ir tavo dvasios galybės jėga ir te patepimas, Tėve. Te sutvirtina kiekvieną tame bėgime, Tėve. Padėk viešpatį, kurie sustoja. Padėk tiem, kurie nusikreipia, Tėve. Galbūt tie, kurie blaškosi. Suteik malonę viešpatį. Ir apleisiu savo šlovę. O dabar viešpaties Jėzaus vardu, Tėve. Tai ateina tavo karalystė. Tai ateina tavo galybė. Ir tai tavo šlovė. Būkit palaiminti bažnyčia. Melskitės viešpačiui savo Dievui. Ir jeigu kažkas atrado širdį, kad tau reikia, kad kažkas pasimelstų už tave, ateikit šiandien. Ateikit čia. Ir aš tikiu, kad viešpats turi žodį. Aš tikiu, kad yra jo patepimas. Ir yra jo atsakymai pakelti, padrasinti. Jeigu reikia, nušluostyti ašaras. Jis yra viešpats stebuklų Dievas.